Mes kaip visados į parduotuvę, bet šį kartą sekmadienį į parduotuvę, nes šeštadienį vyras grįžo iš darbo tik vakarop. Buvo vis tiek ir pavargęs, žodžiu, aš išmoviau šunį vedžiot 9 vakaro, grįžau, mano vyras sumiegojo. Kažkur nuo 9:30 iki 10 išmiegojo, tai jūs įsivaizduokit, ant kiek jis pavargęs, 7 dienas dirbo šią savaitę. Daug darbo, tai ką padarysiu. Tai dabar maunam į Costco. Tai kokią bananą reikia pasiimti, tai noriu riešutų sviesto, to mėgstamo pasiimti. Tai dar ką nors pasiimti, žodžiu, va tokio šio bei to, bet žuvies, mėsos irmi, tai aplamai labai daug yra šaldyklėse. Tai kaip ir viską turim, bet dasiperkam. Žodžiu, vis tiek reikia po parduotuvę pasivaikščioti bent kartą per savaitę. Reportažas iš bagažinės. 2 naujas paduškos. Pagalvės. Paduškas, pukinės. Patytų padušką. Senas irmis įtroką pasiims, aš išplausiu jas ir jis pasiims. Porą rankšluostukų paėmiau. Čia kažkam pašikniukas. Sulankstomas kuleris. Man žvejyba bus labai gerai. Taip, 2 rankšluošiai. Lemputės. Nu, kaip mes be lempučių? Mes šitą bandysim ant medžio pakabintas lemputės. Kur lesyklos. Ja. Nu va, alkoholička, 2 buteliai vyno telpa. Čia šiaip kaip kam, man tai 2 buteliai vandens didelį telpa. Net parašyta. 2 butelės. Nu, 2 buteliai. Nu. O ko įsidėsi, tą ir turėsi. Nu, ką daugiau. Taip. Salotos. Nauji paspirdžiai. Ai, tokie. Kaip sako, šitie jau susidrožė, tai į troką damušti. Citrina. Pomidorai. Lašiška. Lašiša. Sūdysiu šiandien. Fresh steelhead. Žuvį šiandien kepsiu. Ai, čia šitas branzino. Branzino. Ir dabar paėmiau 2 riešutukų sviestus, kuriuos... Čia miksas, o čia šitų... Šituos aš labai mėgstu. Ir va šitie... Čia sviestas. Almond sviestas jau. Ir viskas. Bagažinė užsidaro. Lapkė užsidaro. O kas yra lapkė? Lapkė? Prekybos taškas. Nu va, Lavačka, lapkė. Tu žinai. Pas mus į kaimą. Gali būti soliukas toksai platus. Ne. Sako, spytna lapkė. Pas mus atvažiuodavo mašinytė pas babą su produktais į kaimą. Ten parduotuvės nebuvo. Tai atvažiuodavo, man atrodo, kartą į savaitę ar kas antrą savaitę. Nu, neatsimenu, žinokit. Tai vat lapkė atvažiuodavo. Tarp kitko, Irmis gavo dovanų nuo Olego dukros šitą kačiuką. Rankom pati numezgė. Pati numezgė, žodžiu, padovanojo. Tai pagaliau, sakau, nešluota kabo, o kačiukas gražus. Neraganos simbolis, nešluota. Nu, ką tai grįžom iš parduotuvės, viską susidėjau ir, kaip sakant, šutinau šunį vedžioti. Į vieną pusę, į kitą pusę, į vieną pusę, į kitą pusę. Va, Jėzau, išsimurzinsi. Kaip patinka šunim tie kakučiai, aš nesuprantu. Gerai, kad per sniegą da palakstys. Nusivalys tas letenas. Na, atsiprašome, kad sutrukdami jūsų, kaip sakant, viešnagė. O, genys kala. Girdit ar ne? Šiandien toks tikrai geras oras. Vakar tai vėjas toks buvo nemalonus. O šiandien tai fainas jau oras. Pavasarį jau kvepia ir tiek. Nelabai to žiemos, žinokit, ir buvo. Nu, buvo paspaudę iki -20 kažkiek tai, bet labai nedaug. O kokią savaitę laiko kažkur tai. Maksimum savaitę laiko. Kelias dienas gal greičiau.
praktiškai tos žiemos ir nematėm. Biškutį. O. Oras apniukęs, bet visai nieko toks. Tai žinokit, nieko mes ir nenuveikėm per šį savaitgalį vėl. Tikrai taip, vėl nieko nenuveikėm. Vat kartais tai būna. Norėjau šį savaitgalį nuvaryti iki Tyčia Meksą, bet kažkaip tai vyras susivėlina ir galvoja tiek to, palauks tas Tyčia Meksas. Tiesiog jau man norisi pasiganyti. Moteriškas, kaip sakant, instinktas mauti į parduotuvę kokią ir pasiganyti. Šiandien jau pirmadienis, pasisvėriau, pasimatavau, žodžiu, žiūrim, ką mes turim. Aš šį kartą trumpai. Tai šį kartą numečiau kilogramą ir 450 gramų. Nu, galim sakyti, grubiai virš kilogramo, ane? Ir centimetrai ties liemeniu. -1, o toliau niekas nepakito. Taip pat, ką čia ir komentuosiu, iš tikrųjų daugiau nėra ką čia ir komentuoti. Mano mėnuo gaunasi mėnesio pradžioje, nes aš visgi pradėjau nuo sausio kažkelintos tai dienos. Aš galvoju, kas čia dabar per triukšmas, tigras ant stalo užlipęs. Na, silpnų nervų žiūrovai, nežiūrėkit, kad katinai pas mus ant stalo. Aš kiekvieną kartą nedėsiu šitą užrašą. Bet taip, šeimininkauja mano katinai. Tai vat kovo 3 dieną mes ir pasižiūrėsim, kiek man gavosi per šį mėnesį, per vasario mėnesį nusipurtyti. Iš tikrųjų smagu, kai va matau, kad va taip pabiški tirpsta, ne? Na ir labai gerai. Nebesiplėsiu šį kartą tikrai. Na, ką jūs čia? Kuom užsiėmė? Drožėt medį? Nu, drožkit. Toks gabalas jisai brangus, bet šitas gabalas ilgam. Kol jos jį ten sušrėdins visą, tai oi čia ilgam. Bet nemažai jau jos apdražė iš tikrųjų. Gerai. Snapus galaskitės. Zulinkitės. Ką aš jums parodysiu? Aš jums parodysiu tokį dalyką. Aš nesu niekad mačius va tokio reiškinio. Kaip žiedas žiede kažkas tokio. Ir dar neaišku, dar ten kažkaip skleidžiasi. Kai buvo pumpuras, aš vyrui sakau, čia kažkoks keistas pumpuras. Sakau, man atrodo kažkaip čia įdomiai bus. Vyras sako, negi čia taip paprastai viskas čia gerai. Nu, kaip ir sakiau, kad ne kažkas, čia kažkas ne taipgi galvoja. Taip ir yra, kad vat, pirmą kartą aš tokį žiedą matau. Na ir va, kita jau pradėjo, šaką užaugino. Nu, pabiški kažkas pas mane žydi, bet neypatingai. Dar vieną pražydą mūsų orchidėją. Šitam miniatiūrinę pradeda žydėti. Mini orchidėja. Faina iš tikrųjų, ne visas numarinau. Ne visas aš numarinau. Sintinukas, žodžiu, nuo pačio ryto. Sirpsim katinus. Katinus sirpsim. Visgi pagalvoju, kad galbūt reikia mums tokio. Ką žinau, galvoju, pamėginsim. Ot bus dabar jums, ot jums dabar bus, ką? Nukirpsim mes jūs visus. Nuskusim. Dulkių siurblis plaukams.
Nusipirkau tokį, kuris turėjo daugiausia žvaigždučių, tai nežinau, ar aš šiek geresnį nusipirkau ar ne. Man atrodo, kad kainavo 130. Tai šiek tiek pavyko man nušukuoti Moną. Na, vienai vis tiek sunkoka, bet kažkiek pašukuoti įmanoma. Tai va, kiek plaukų. Aš labai nedaug čia šukavau. Žinokit, patiko. Niekur pūkų neskraido, pašukuoji. Va čia yra toks paspaudė. Jisai sutraukia tos plaukus, vėl pašukuoja, vėl sutraukia. Eina savo, žinokit, labai geras sirbliukas. Tikrai labai geras. Nu, toks kuokštas normalus. Matildą tai mažai šukavau, bet Moną daugiau. Štagi nesiduoda, jie reikia už pakarpos laikyti. Tai mes, žinokit, renkam šitos plaukelius. Paukščiukams, sako, pavasarį gerai. Jie lizdus sukasi vat, iš tokių plaukų. Jie kažkur nunešim prie medžio ir nežinau, kur čia reikės sunešti tuos plaukus. Ir jie galės sukti lizdą, kaip sakant, susirinkti. Aš jau čia į maišelius sudėjau kirpimo reikmenis. Tai va šitas antgalis drabužiams valyti. Aš ir galvoju, nukamčiau šitą šepetį, pasirodo čia drabužiams. Mašinėlę kirpimo gal irgi panaudosim, nes vis tiek vasara artėja, Mona tokia visa kudluota, gal reiks apskūs, nežinau. Nežinau, kaip seksis. Tai parodau, ką aš vartoju, ta prasme vis tiek dietos laikantis. Ir ne tik dietos laikantis, prieš pavasarį reikia ką nors pavartoti, kaip sakant. Tai nusipirkau aš tokių elektrolitų, kad būtų be cukraus. Ar patinka ar ne, man nepatinka, kad yra stevijos ekstraktų įdėta. Nemėgstu, jau geriau be nieko. Man, žinokit, patiko lietuviškas, rekomenduoju nusipirkti va tokį nalikėlį. Šitie pas mus su cukrum, tai aš dabar jų nenoriu vartoti. Kada nesilaikai dietos, tai galim ir su cukrum, nieko čia neatsitiks, bet jie baisiai saldus, iš tikrųjų, baisiai saldus. Tai dar ką aš turiu čia lietuviško. Šitą atsimenu, bet man visgi labiau va šitas patinka. Kada prisimenu ir va šitos išgeriu. Kada prisimenu, ne visados. Lygiai tas pats, o čia atsiprašau šaukštelis, lygiai tas pats ir va su šituo. Kas čia yra, jūs suprantat, aš negaliu garsinti, nes mane dar užbanins. Kai atsimenu, tada ir išgeriu. Aš vieną kapsulę vakarais. Aš jo nevartoju pastoviai. Būna kas antrą vakarą, būna kas vakarą. Įvairiai, kaip sakau, kada prisimenu. Man patinka jį vartoti, jau nieko nesakysiu, esu jau apie tai kalbėjusi, bet aš manau, kad mano tą video greičiausiai jau Lietuvai neberodys, nes pas jūs uždrausta, tai tiek to, nebekalbėsim apie tai. Toks ir mano papildų vartojimas. Elektrolitai tai man numeris 1 iš tikrųjų, o visa kita, va tie visokie, tai iš bėdos, kaip sakant. Čia irgi prikrauta viso ko, ir D vitamino, ir C, ir A, ir B, ir, žodžiu, biotinas, irgi magnis, cinkas, selenas, kalcis, varis, žodžiu, visko yra, neblogas šitas, bet geriau va šitą gerti. Ypač, kai pradedi sportuoti, labai gerai va, šitą kelią sudėti. Širdelai, čia širdelai. Tai sveiki dar kartą, Inga pasiruošė, laukiu savo bendravardės, keliausim mes į šiltnamius orchidėjų. Aš jau sakiau, jų nebepirksiu, bet vakar atlėkė Ingutė. Sako, aš varysiu į šiltnamį, nes aš noriu katlėjos. Katlėjos labai skaniai kvepia, kai žydi, labai. Tai jinai sako, man gal nori ir tu. Mano akis tik sužibėjo.
Ir tai pagalvoju, nu blembački, ašgi sakiau, nebepirksiu jau tų orchidėjų, bet aš būtent noriu tos rūšies nusipirkti, kurią aš nudaigoju. Vieną plinsiuką, tarp kitko, pasilikau, dar jisai gyvas. Vat, plinsiukas toks išlikęs gyvas, jisai dar vandenį įmerktas, bet nežinau, žodžiu. Aš būtent šitokios norėčiau, nes taip gražiai žydėjo, bet kaip skaniai kvepėjo. Ir sakiau, jau nebedarysiu tokių klaidų. Jinai irgi mėgsta labai vandenį, tai žodžiu, vat šitokios norėčiau orchidėjos pamėginti dar kartą. Bet šiaip tai iš esmės tai aš jau noriu kažkur išjudėti iš namų, jau užsisėdėjome tuose namuose, niekur neišmaunam. Bet, žinot, čia sirgimai, čia tas, čia anas, tai vyras dirbo ilgai, tai dar kas nors. O oras kažkoks netoks, o dabar važinokit, atšilo oras ir, kaip sakant, pakilo noras. Tai vat, kažką vis tiek jau norisi kažką veikti, kažką daryti, kažkur jau važiuoti, ką nors tokio gaminti ir taip toliau. Na ką, mes atvarėm pažiūrėti augalų. Va šitą kokią gražią vakarpytą. Aš kažką mačiau, žinai, kokia žibutė su tais lapukais, tokie, kaip to pasakyti, varigatiniai, žinai, tokia balta, rūžava, tokia kaini žiauriai. Va čia esu mačiusi, nenusipirkau ir paskui daugiau nemačiau. O čia tokios, va, o tai va. Šitos tos paprastos tokios. Varpytos tokios. Čia va krepšelių yra netgi. Įvairiausių, kokį mes norim krepšelį net. Galim nusipirkti į lauką. Orchidėjas kokias kelias susidedi vieną bačką. Yra tokios žalės ir rūžavos. Tai va aš ten va tokios va panašios, va tokios norėčiau, reikės pasižiūrėti. Žinot, padėta kaip išmetimų, neišmetimų, nežinau. Kompozicijos kokios gražios. Kokios gražios. Bajesu. 84 baksai va šito pokštę. Žiūrėk, visas geltonas, bet pas vieną viduriuką žiūrėk geltonas, pas kitą pažiūrėk toksai va. 48. Tu man va kažką va tokio buvai lapelį atnešus ir man tas lapelis nieko absoliučiai nereagavo. Jinai lepi turbūt, ne? Šitą, man atrodo, aš kažkada ją buvau nusipirkus, bet pas mane. 20 baksų jinai kainuoja. Tokios neturi? Fainos man jos. Va, žiūrėk ten, kur aš panašiai noriu. Gražiai, aišku. Ir lapai man jos faini tokie. 20 baksų kainuoja. Kaip gražiai žydė. Na. Va, šitas žydės greit. Pilnas vazonas, žiūrėk, kiek priaugusios. Ši irgi orchidėja, ta džiulė priprašau. Čia orchidėja? Jo, jinai žydė labai gražiai. Bet tenai, va, jų yra, jos būna pasižiūrėk, Inga, jo žydės. Jo, pažiūrėk, koks jis labai. Čia tas alkoholikas. Španiukas, įdomu, kokias spalvos. Man atrodo, žinok, aš kažką tokio noriu pasimti. Man tos šitos... Čia Red Star, jo, čia žinok kitokios, čia bus, žinai, šitos. Su tais didesniais žiedais, irgi aktelio, tokie didesni žiedukai. Va čia va tu tokios norėjai, ne? Va šitas pačių virlai, kur sakiau. Tik aš nežinau, aš noriu su raudonu, aš noriu su žaliu. Dabar matėjus žydžiu. Jos tokios auga labai įdomi, nežinau, ar jos man gražu, ar jos man negražu, aš nesuprantu. Šitokios, ne? Va, čia, pavyzdžiui, 19 yra po 25, yra po 20. Vizdės, aš su tavim čionai visus pinigus išleisiu. 25. 25 čia. Tau Japanikas priepuolis per mažai pinigų pasiėmė. Tai tokie smulkiai žiedukai žydė, bet labai kvepia, žiauriai kvepia. Rimtai? Bet tokie, man tokie va žiedukai. Ai, nėra brangi 20 baksų. Bet žinok, žiauriai skaniai kvepia ir jinai pas mane žiauriai gerai augo. Ir jinai taip įdomiai augo, matai, toks bumbulas, paskui vėl bumbulas, tokia faina visai. Bet žinai, kas buvo, manau, kad jinai labai ją griaužia. Oi, tai maniškai reikia nugriaužti. Ir man atrodo, kad jinam nėra gerai, tai aš paskui paėmiau ir draugiai atidaviau. Va šitos tokios labai įdomios. Labai įdomus, ne? Nu. Žiūrėk, ir žiedas toksai visai įdomus. Kaip atlėjos. Brangi kokia 32 baksų. Donald. Priemada.
Nemūra kažkur. Matai, kad žinotum, kaip jas pražydinti, gali va tokiu mažiuku prisipėti. Sakė, reikia išgazinti jas, kad jos nežinau. O kaip išgazinsi? Tada tipos pradeda žydėti, kad tik jas išgazinti. Šunį pasamdyti. Čia irgi va tik lapiukai, plensiukai čia. 30 metų. Tai jau apsimoka jų paaugintos su žiedinu pirkti. Va, po 14, po 15. Žinai, dėl ko už to, kad čia turbūt tas žiedas kažkoks labai jau švietėsi. Šitą gražią, aišku. Neparduodama. Bet eik tu savo kokie. Kažkokia tokia. O čia kaip vanda. Kas čia? Kaip įdomiai. Tai jau man, aš jau praradau. Neofinėtė falkata kažkokia. Geriau būtų paveiksliukas, kaip jinai atrodo. O, nėra? Žinai, jo, va, tokia. Smulkus tokie balti žiedukai. Va, koks bumbulas. Man va šitoks nunyro. Bet aš tokį nupezus ir nusipirkau iš tikrųjų. Jisai buvo atsigavęs viskas, bet jis irgi mėgsta, žinok, vandenį. Gražiai žydėjo jisai, va, man va toks pagrinai, va, man atrodo, aš tokį buvau nusipirkus. Ne, ta bazukė mano Suzuki kažkokia buvo. Bulbas tokas. Gražus žiedas. Labai. Kiek kainuoja? 20 eurų. Įdomu. Tokios neturėjau. Bet jie tokie, nežinau, nesuprasė, čia tokie yra, čia tokie išdžiūvę. Ant dietos laikomi. Ir po to, pavyzdžiui, tu parsineši namo, tu pradedi su trąšom laistyti ir jisai turėtų pražysti. Sako, žiūrėk, šiaip tai tokia kaip ir... Blemba, gal visai nieko, toks ką? Įdomu tokia. Man žiedas labai gražus. Ir nėra jo šitokios jau. Nėra tokios labai baisiai brangios. Taip. Oi, čia jinai dabar šitą aktyvi tokia. Jo, alkanos, nes išdžiūvusios. Šitos gražios. Viskas tarp samanyčių. Oi, koks gražus pagal paveiksliuko. O, koks brangus. 55 baksai. O, čia kokia šluotas. Drėgmė gerai jaučiasi. Matai, tos džiūvio yra, bet jos tokios, šitas į mane gražus, labai tokia kaip nudegė. Kaip nukepė saulė. Na, čia tokios spalvos. Tokios spalvos. 25. Jo, matai, va šita tamsesnė. Matai tokia. O šita šviesės, tokia į raudonumą. Tau tokios patinka? Ten būna iš viso tokios žalios. Iš viso žalios, bet jų nėra. Tai aš jau 2 orchidėjas išsirinkau. Vieną, kurią nudaigoju, kaip sakant. Tikiuosi šį kartą nenudaigosiu. Ir pasiėmiau vanilą. Toliau žiūriu. Man va šitie labai gražus. Žiauriai. Pasižiūrėk, kokie bumbuliukai, vaikiukai čia kas. Bet tai čia orchidėja, bet tai turbūt orchidėja. Bet tai tokia aš niekad nemačius tokios. Kaip įdomu. Žiūrėk, tau sakai, patinka svoguniukai. Nu tai va, bumbuliukai čia jo. Niekad nemačius. Sižiūrėk, va. Bulbophylium. Bulbas. Bet čia Markas. Kaip įdomiai. O tu ko nieko neėmė? Tai aš tai žinai, aš tai kažkada turėjau labai daug.
širdis džiaugiasi, kai kažkas pinigus leidžia. Ne tavo, ne? Ja. Aš tik ateinu, pasižiūriu ir man gerai. Ne Tai tavo, toks ne. įdomus, nemačius iš tikrųjų tokio. Pirmą kartą matau, gal čia nesnai kažkada atsirado. 15 baksų. Išmetimai turbūt. O gal žinau, gal kaip tik patiks. Toks fainas. Visa šeiminėlė. Ir va, pavyzdžiui, tokią šeiminėlę, po kurio laiką gali dalintis, meta, pasižiūrėk, tu gali jau jį dalinti. Gražiai žydė. 20 baksų, šitie 15. Oi, kokia graži. Turėtų žydėti gražiai labai. Kaip jis vadinasi? Va čia gera bulbofilių. Va čia aplamai pasižiūrėk raudona tokia. Tu ten geltona laikai, o čia raudona. Labai panašus į vandus, ne? Pasižiūrėk, koks įdomus. Kaip įdomiai, ne? Kaip vanda. Ir va jau žiedynas lenda. O paskutinis dendrimas. Jo, Inga čia pasirinks. 13 net baksų. Ne tiek ir daug. Bet dažniausiai, žinok, tos pigesnės jos būna ir, žinok, jos yra gajos tokios, žinai. Čia palauk, kurį tu įmi, va tą? Geras. Pasiėmė. Mano senis bus patenkintas, kad aš tai gėlių prisirinku. Aš pas mane mini, tai kažkokia balta ar geltona, va kažkas tokia. Pas mane dabar lapai, jie tai šiaip gražiai tie lapai, tokie žali, bet jinai man nežydė. Gal man jie reikia daugiau palaistyti. Bet jau čia baigė nužydėti. Na, peržydė. Graži labai. Eik savo, graži tikrai. Baila nebala. Ingai juokas ima. Man visai ne. Man širdis džiaugiasi. Kai kiti perka. 2 žiedynus, va. 1 ir 2. Tai? Man iš tikrųjų ir lapai tokie sveikia. Nu. Einam mes paniūchinti. Kaip čia kvepia? Ai, kaip skaniai kvepia. Man atrodo, va, pasižiūrėk, 3 va. Po 3 būna. Va čia va 3. Ja. Čia man primena tas gėlės, kaip jos, kur žiemą žydė, kur žydina jas, kaip jos. Irgi po 3 žiedus, po 4 būna, po 5 tokie didžiuliai žiedai. Amariliai. Amariliai, jo. O tai kitos, kur labiau suspaustas, jos net tiek daug vietos užima, vat. Ai, kaip skaniai kvepia, čia pasiniūchinsiu. Šitam kaip parfumerijos. Ai, kaip skaniai kvepia. Ai, kaip skaniai kvepia. Brangios, nes vazonai dideli. Nu, po 70 bus, po 80 gal. Kažkur tiek turėtų būti, va čia žiūrėk su žiedais. Čia iš viso aplamai tiek daug. Nu ką, keliaujam. Vieną tik vietką pasirinko, o buvo 2 išsirinkos. O Inga visą daržą prisirinko. Va, Jėzus, sakiau, nebepirksiu. Išvedė iš kelio konkrečiai. Tai parodau greitai. Orchidėjas kokias nusipirkau. Tai šitoji. Orange. Labai man šita patiko iš tikrųjų. Kvepia. Tikrai kvepia, bet ne taip aštriai. Ne taip smarkiai, tarkim, kaip va, šita didžioji žydėjo. Aš labai tikiuosi, kad maniškė sužydėt šiais metais. Labai tikiuosi. Toliau antroji tai šita. Irgi vat leidžia tokį reikalą. Tai čia virpal. Jinai bus kažkur tai salotinės spalvos. Kiek žiūrėjau pavyzdėlėje. Trečioji orchidėja šitoji. Tai šehezada kažkokia. Tikrai nežinau, kaip jinai žydė. Nebeatsimenu. Tų paveiksliukų ten buvo, tai nebuvo, žinokit, nebeatsimenu. Tokie įdomus, ne, barbaliukai. Bulbos tokios. Toliau va toks. Aš juos visus įstačiau į stiklinės, kad jie man nenuvirstų. Ir aš manau, juos tai paliksiu netgi. Mes tokių stiklinių nelabai naudojam, tai
panaudosiu, kaip sakant, gėlėm. Šitokią aš Suzuki nudaigojau, kaip ir daviau antrą šansą savo. Tikiuosi šį kartą nenudaigosiu. Šitą, man atrodo, nebuvo brangi. Šitą Donald visgi pasiėmiau. Donaldo, kaip sakant, Trumpo garbį. Iš viso pasiėmiau 9 orchidėjas. Tai šita vanila, namų sąlygom, tai aš abejoju, kad jinai pas mane žydės. Bet man patinka vijoklinės tokios gėlės. Aš mėgstu jas. Tai aš šitą nešiu į antrą aukštą, ten šilčiausia būna. Jinai tokia kaip ir tropinė, ją galim ir apipurkšti, žodžiu, jinai labai mėgsta drėgmę. Kai aš pirkau, buvo žemės šlapios, o dabar jau gerokai apdžiūva. Ir šitoji, kurios aš labai norėjau, kurią nudaigojau, kaip sakant. Tai vat šitos aš jums tą plensiuką rodžiau. Tai nusipirkau antrą kartą ir sakiau, nelysiu aš prie jos, nekrapštysiu, nieko nedarysiu. Pernai, kai pirkau, tai buvo labai didelė, labai jinai virto iš vazono. Kas sakė mano vyras? Mano vyrui pačiam patinka gėlės, tai su juo aš greičiausiai būčiau daugiau nusipirkus. Tai va tiek prisipirko Inga gėlių netikėtai. Čia kalbėjau, kad norėčiau pasiganyti po parduotuvę kokią nors. Vat mano noras ir išsipildė labai greitai. Po kelių dienų. Pasiganiau. Protas aptemo, žodžiu, pradžioje galvoju, nu gerai, aš išleisiu kokį 100 baksų ir man užteks. Ir aš daugiau čia nieko. Žinau, kokios norėjau, pasiimsiu, nu ir dar kokią vieną. Ir taip vienu metu įsijungė kažkas, aptemo protas, žodžiu, ir prisirinkau. Bet žinokit, aš dar keletą orchidėjų pamiršau. Nes kai mes ėjom, mes da čia sugrįšim, jeigu būčiau iškart pasiėmus, tai aš manau, būtų jau total 400, o ne 300. Tai va taip, kai būna netikėtai, ne? Tai manau, kad šiam kartui tiek. Ačiū uždėmesį. Gero jums artėjančio savaitgalio. Na, o mes susitiksim, manau, jau greitai. Ate.